Per 24 valandas aš bandysiu flipinti dviratį. Žmonės pasaulyje flipina bet ką. Namus, mašinas, dviračius, keyboardus, PlayStationus. Nusipirki už pigiau, parduodi už brangiau. Bum, flipinai. Bet Martai, kaip iš tikrųjų nusipirkus daiktą pigiau, jį galima tiesiog paimti ir parduoti brangiau? Yra tokie 3 būdai, kaip galima lengvai flipinti. Pirma, žmonės tiesiog kartais nori greitai parduoti ir deda pigesnę kainą. Arba net nežino kainą kokį rašyti. Antra, tu tą daiktą padarai geresniu. Tai yra pataisai, perdažai ar patobulini. Ir trečias, mano mėgstamiausias, tiesiog nusipirki tą daiktą, jį gražiai išplauni ir skelbimą pateiki žymiai gražiau, patraukliau nei visų kitų. Tai mano planas yra toks, kadangi aš patirties remontuojant, tobulinant dviračius visiškai neturiu, aš jau įsigysiu gerai atrodantį dviratį, gal kažkiek jį minimaliai patobulinsiu ir pateiksiu kiek įmanoma geriau ir parduosiu. Ir visą tai bandysiu padaryti per 24 valandas. Ar man pavyks? Jeigu pavyks, kiek profito aš gausiu? Bandom. Sakai, bandysiu skambinti dviračiu. Tai variau skelbiu LT ir tiesiog ieškojau kažkokio dviračio, mountain bike'o, plentinio, hybridinio, universalo, kaip ir man buvo nesvarbu. Ir per skelbiu LT radau tokį skelbimuką, kuris mane labai sudomino. Kadangi pats dviratis atrodo ganėtinai prastai nufotografuotas, bet turi labai pilną komplektaciją. Skambutis, 2-4 pavarų sistema, ten kojelė, veikiantis stabdžiai, praktiškai naujas atrodo bagažinė, šviesa priekė, šviesa gale, purvasaugiai. Atrodė toks variantas, kur geras. Va šitas dviratis yra gražus, man reikėtų tiesiog jį pasimti, gražiai pertvarkinti, gal kažkiek paubrinti, nes mačiau, kad dviratį nėra girtuvės laikiklio, tai aš galėčiau jį pridėti, nes jis nėra brangus. Ir nusprendžiau skelbimo savininkui nepaprašyti, o paskambinti. Labas rytas, skambinu pagal skelbimą dėl Giant dviračio. Kas ten veikia ar kaip ant situacijom? Tai kokios galimybės tad būtų pasidrėti dėl kainos galutinės? Ok, tai skelbimą išsirinkau. Žmogus sutiko kainą nusidrėti iki 245. Bet viena problemėlė, kad dviratis Kaune. Tad reikėtų siųsti autobusų siuntom. Dabar laukiu, kol žmogus atsiųs sąskaitą ir sakė, valandos bėgiai išsiųs. Sakė, pavedimo paskirtie nurodyti. Pavedimas? Tai, aš suprantu, kaip sakoma. Viskas, gavau sąskaitėlę, darau pavedimą ir tikėkimės, kad dviratį tikrai išsiųs. Biški perku katę maiše, bet čia gali būti labai gerai. Arba blogai, nežinau. 205 eurai, let's go! Bum, viskas. Pinigai pervesti, visai kad šiandien vakare bus. Tai tikėkime, kad gausiu. Aš šiaip sakė, manau, čia visai neblogas pirkinys. Nu ką, važiuojam žiūrėti, ką nusipirkau. Nuoširdžiai neįsivaizduoju, kas bus. Aš tikiuosi, kad nebus tas dviratis, tikiuosi, kad jis nenukabino jokių dalių, nes aš be jokios apžiūros tiesiog paėmiau jį taip ir nusipirkau, tiesiog žmogum pasitikėjau. Galų galiausiai gal jis bus kažkoks šūdis. Ponis ir ponai, sveiki atvykę į stotį. Atsimti dviračio, kuris pagal viską turėtų būti čia. Aš tikiuosi, kad ten tas dviratis. Sakė, dviratį turiu atsimti. 101. Ačiū labai. Ponis ir ponai, mes atvykome į Decatloną pasimti upgrade'ą mūsų naujam dviračiui. Nu ką, turim? Dabar einam užmontuoti. Nu ką, ponės ir ponai, turim dviratuką. Kai man darbuotojai padavė šitą dviratį ir aš matau, kad čia ratas nusuktas kažkaip apšiai į kitą pusę, aš prisišikau. Bet kaip suprantu, čia tam tiesiog, kad jį būtų lengviau transportuoti. Bandom atsuk vairą. Opa. Viskam pasiruošti. Tu šitą reikia atlaisvinti. Opa, šitaip. O, ištiesinam. Dabar jau kaip dviratis tikrai atrodo. Šiaip ką pastebėjau, kad jis man per nuotraukos atrodė tai žymiai žalesnis. Šis blemba pilkas. Geras, bet jis atrodo gražus. Aš manau, kad kažkam mes čia galėsim gerą su jo padaryti. Bum, čia Shimano kažkokie stabdžiai, čia belia ką čia. Nu, labai gražus dviratis, man patinka. Tik dabar iš vis pasižiūrim, ar jisai važiuoja, nes dar nebandžiau. Nu ką, šitą pamiršau. Toks stils, bet kaip sakoma, viskas gerai. Riedėti rieda, padangos nekiaurus, stabdžiai stabdo. Ką žiūrim, kad turim? Oi. O, dviratis veikia. Bet tikras klausimas yra, can it wheelie? Kodėl traktorius važiuoja mane? Kebra, žiūrėkit wheelies. Nope. O, blėt, vaiko. Nope. O, nu gerai, man atrodo, čia manie problema. Aš dabar pabandysiu viską priveršti ir manau bandysim fotkit, nes dviratis visiškai paruoštas naudojimui. Mechanic Martas to the rescue. Augustas. Blemba, čia rimtai atsisukė varžtą, aš negalvojau, kad man tiek čia priveršti reikės viską. Viskas, nebarška niekas, važiuoja visiškai solidžiai. Kebra nori priminti, kad siekim 100 štukų YouTube'ai, tad nepamirškit paspausti subscribe. Ponios ir ponai, kaip jums mano valymo kitas, turim tualetinių popierių, vandens, pigiausių šlapių servetėlių ir rankšluostį, su kuriuo aš tikrai nesimaudau namuose. Pradedam valyti. Aš va ateinu, prisuku viską, išvalau, uždedu gertuvės laikiklį už porą eurų ir pasiemu profito 500 eurų. Nu žinokit, šveičiu jau
gerą 10 minučių. Biškių užknisų nemeluosiu. Bet manau, kas gelbės mūsų šiam skelbime, tai tikrai nuotraukas, nes profesionaliai nufotografuosim, viską gražiai aprašysim. Bandom sumontuoti naują upgrade'ą. Čia tokia smulkmena iš tikrųjų, bet aš manau, čia gali būti labai didžiulė pasirinkimo dalis. Nes žinot, žiūrit skelbimus, galvot, nu šitas turi laikytuvo gertuvės, šitas turi tam bagažinę, yra lempas visas, nieko pirkti nereikia. Lempą gal įmam šitą ir viskas. Gertuvė. Bum. Na, ponės ir ponai, padariau, manau, ką galėjau. Faina, tas gertuvės upgrade'as tik už 7 eurus, aš manau, visai vertas. Manau, tikrai pakels jo visą tą vertę. Ir viskas, manau, eisiu dabar pradėsiu fotografuoti ir kelsim šitą berniuką. Arba mergaitę, iš tikrųjų nežinau. Į skelbimus. Viskas, fotkinau, padariau tikrai nemažai kadrų. Lemba kol kas kokybiškos nuotraukos. Nu ką, kelsim nuotraukas. Dabar stebėkit, kai manęs vos neišvarė apsauginis. Aš čia ramiai savo šmutkės kraunu ir iš galo pareinu. Pas jūs čia filmavimas yra suderintas, ne? Kaip sakot? Pas jūs filmavimas čia yra suderintas? Jo. Su kuo? Su kavinė, kad galėčiau pasifilmuoti vlogą. Atėjo sargybinis, klausė ir suderintas filmavimas. Filmavimas nėra suderintas, jau atsiderintas. Tai pažiūrėsim, kas bus. Tai apsauginis nuėjo pas kavinės darbuotoją paklausti, ką aš čia darau. Kavinės darbuotojo dėka manęs neišvarė. Hebra komentaruose rep plus. Kaviniai su kavytė paėmiau savo, atsirinkau ir suretušavau visas nuotraukas. Ponės ir ponai, suretušavau nuotraukas, dabar yra po 5 PM 8, kuriam skelbimą. Ponės ir ponai, skelbimas patvirtintas, keltas. Ir skelbimo prašymą padariau žymiai išsamesnį, nei jis buvo. Viskas, padariau viską, ką galėjau, dabar beliko laukti pirmų skambučių. O dabar sakykit, tai kur maždaug metų gali būti tas biuras. Bet tai kainelė didelė, kiek jau paskutinė kaina, už kiek atiduotumėt? Nu tai galėčiau už 350. O, velnės daugoka, 300 tai. Viskas, pasiūliau už 300 eurų nupirkti, galiu sutikti, parduoti dviratį už kem 8 eurų profito ir būsiu užbaigęs sėkmingai challenge. Padariau klaidą. Dar nenorėčiau iki tiek nuleisti. O 3 PM jam netiko. Ir žinokit, praėjo 1, 2, 3, 8 dienos, kol kainos nenuleidau skelbimo iki 310. Ir šiandien man paskambino moteris, nori jį vakare apžiūrėti, galimai nusipirkti. Padariau klaidą, kad skelbimo kainą iš karto padariau per didelę. Bet jei būčiau parašęs tinkadesnę kainą, aš manau, dviratį tikrai būčiau galėjęs parduoti greičiau. Tai per 2-4 valandas parduoti nepavyko. Nu nieko, savo pamoką išmokau. Iki greito.